Vaikai! Čiagi žvaigždelė, tikrai. Čia mano koja, o čia aš. Čia mano koja, o čia aš. Čia mano koja, o čia aš. Leiskite man praeiti. Ei, leiskite, pasislinkite. Sakaugi, pasislinkite. Žvaigždelė, kur tu? Čia nėra ir čia nėra. Kur ji dingo? Einu ieškoti. Kuku, žvaigždelė, ar tu čia? Ei, sveiki vaikai. Oi, kur aš pakliuvau? Mes mokomės Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centre. Susipažinkime, aš esu Zuikis. Švelnus ir minkštas mano kailiukas. Ilgos ausys. Galite drąsiai mane paliesti. Oi, kaip tu mane kuteni? Kokios švelnios tavo rankos. Mano kailiukas labai minkštas. Taip. Esu žaislinis Zuikis. Bet kartais žaislai gali ir kalbėti. Oi, aš ant kažko atsisėdau. Oi, koks įdomus garsas. Pip. O, pasirodo, aš buvau atsisėdęs ant brailio rašomosios mašinėlės. Su šita mašinėle galima rašyti žodžius, skyrybos ženklus, skaičius ir natas. Taip atrodo brailio rašomoji mašinėlė. O dabar aš būsiu jūsų mokytojas. Mano labai švelnus ir minkštas charakteris. Atsakykite, ką jūs čia veikiate? Skaičiuojam, skaitom, rašom, kalbamės. O kokia čia knyga? Lietuvių kalbos vadovėlis šaltinis. O kas čia parašyta? Čia puslapis Koks čia skaičius? 89. Aš nematau nei skaičių, nei juodų raidžių. Kodėl? Čia brailio raštas. O kas yra brailio raštas? Ten, kai yra taškeliai. Berniukas skaitė man atsakymą brailio raštu. Pasirodo, aklųjų raštas yra skaitomas ne akytėmis, o pirštukais. Iš kur tu, jis pašnibždom paklausė obuolį. Iš žvaigždės. O kas tu toks esi, ar gali žydėti? Ne, bet aš galiu skambėti vaiko rankose. Ar tau neliūdna vienam ant lango? Aš kraunu žiedą tyliai, bet išdidžiai atsakė kaktusas. Vaikai skaitė, rašė ir skaičiavo. O paskui pakvietė mane į sporto salę. Kai kurie berniukai lanko dziudo. Berniukų treneris pasakojo, kad šita sporto šaka dziudo moko vaikus laikytis tvarkos, režimo, ugdo valią. Berniukai tampa stipresniais, jie sustiprėja ir fiziškai, ir dvasiškai. Kažin, ar žaisliniai zuikiai taip pat gali lankyti dziudo? Aš norėčiau. Žvaigždelė. Vaikai pakvietė mane į muzikos pamoką. O dabar jūsų eilė. Kas rytą saulutės, maišelį rašau. Kas rytą saulutės, aš tyliai prašau. Ženklais ir nulėliais, visus apdalim. Mama, takelio, šešėlis nurim. Smėlėta
labai miela. Kiek meilės. Ir aš jūs myliu. Oi. Žvaigždelė. Kuku. Žvaigždelė, ar tu čia? Oi, jau atrodo, aš patekau į kompiuterių klasę. Pradedame dirbti kompiuteriu, mums reikia išmokti raides ir mums padeda programa DIS. Jūs raides matote ekrane, o mums raides pasako sintezatorius ir aš jums dabar parodysiu. Mes nematantis turime tokią programą, kuri vadinasi JAWSas. JAWSas pats jisai paskaito tai, kas yra parašyta ant ekrano. Tai, ką matantys parašę gali matyti, ką jie rašo ekrane, tai mums jisai, ką mes rašom, tai pasako. Pavyzdžiui, taip. JAWSą galima reguliuoti ir greitinti, ir lėtinti. Galime ir atspausdinti brailio spausdintuvu. Šį kartą mums papasakos, kaip tai padaryti, Brigita Narmontaitė. Su rodyklėmis nueisiu iki teksto ir jį atsidarysiu. Dabar sukonvertuosim tekstą į brailio raštą, nes spausdintuvas paprastojo neatpažįsta. Pradėsime spausdinimą. Ieškodamas žvaigždelės patekau į vaikų spektaklį. Aš jau supratau. Įsimylėję žmonės tampa angelais. Tai faina yra, kad jie išlaiko tą. Ta prasme, tai yra gerai. Man patinka labai vaidinti, man patinka kažkaip tai yra mano pomėgis, o kodėl tai net negaliu pasakyti iš tikro. Taip traukia labai ir viskas. Man patinka vaidinti, kad čia įdomu, kad čia daug vaikų. Ir man nuo pirmos klasės patiko labai drama šitą. Ir jau 4 metus lankau ir labai patinka. Iki. Žvaigždelė. Kuku. Kur dabar aš patekau? Labas, čia aš, Zuikis. Patekau pas labai šaunius vaikus, Akvilę ir Domuką. Abu vaikučiai blogai mato ir blogai girdi. Jie mokosi kurčneregių ugdymo skyriuje. Sužinojau, kad vaikučiai bendrauja taktiline gestų kalba, kur labai svarbu prisilietimas. Jeigu neprisiliesi prie vaikelio, jis gali nepamatyti rodomų gestų. Visi užsiėmimai skirti pažinti pasaulį ir išmokti jame būti. Vaikams patinka žaisti. Žaisdami jie mokosi.
Akvilė ir Domukas jau išmoko dalinti savo mintimis. Tai yra didžiausia laimė, kai gali pasakyti, ko tu nori ir ką galvoji. Jie mokosi kitaip negu kiti vaikai. Akvilė ir Domukas turi bent keletą valandų per dieną būti su mokytoju vieni. Vaikučiai yra ypatingi ir juos moko labai ypatingi mokytojai. Vaikučiams taip pat patinka dainuoti. Du gaideliai, baltų žirnių skūlė, dvi vištelės į malūną vežė, dvi vištelės į malūną vežė. Labas, Domukai. Čia mano nosis. Nosytė. O kur tavo nosytė? Nosytė. Domukui labai patinka apžiūrinėti, tyrinėti įvairius nematytus daiktus ir daikčiukus. Kieno čia mama? Akvilės mama, taip. O vardas koks mamos? O čia reikia Akvilę piešti? Tuoj palauk, čia reikia nupiešti Akvilę. Čia nupiešim Akvilę. Nupiešim galvą, kaklą, skylutę Akvilės nupiešim. Ką dar reikia piešti? Taip, dvi akytės reikia nupiešti. Ko dar reikia? Nosis. Ir ko dar? Taip, lūpyčių. Akvilė. Ir čia tavo mama, šaunuolė. Laiko tave mama, taip. Akvilė leido pasivažinėti savo dviratuku, o vėliau žaidėm daktarus. Duok skanių vaistukų, niam, 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 niam. Oi, kokie skanūs vaistukai. Tikriausiai Akvilė bus gera gydytoja. Žvaigždelė. Tai kurgi ta mano draugė žvaigždelė? Man liūdna be jos. O, rodyklė. Antra, trečia. Pažiūrėsiu, kur jos mane nuves. Tai štai kur tu. Pagaliau tave radau. Žvaigždelė, ką čia veiki? Sveikas, mano draugė. Užeik. Aš žaidžiu šaškėmis, kurios pritaikytos nematantiems. Su manimi sutiko pažaisti Stasė Ingaunytė. Ji yra paprastųjų šaškių sporto meistrė. 6 kartus buvo Lietuvos čempionė tarp reginčiųjų. 10 kartų laimėjo sidabro medalį ir 3 kartus bronzos. Taip pat yra daugelio kitų šaškių čempionatų prizininkė. Matau, kad šaškių lentoje šviesus langeliai yra šiek tiek aukščiau nei tamsesni. O kuo skiriasi šitos šaškės? Juodos yra paviršius lygesnis, o baltos raštų daugiau. Laikrodyje ant stiklo yra uždėtos papildomos rodyklės, kad jas galima būtų apčiupinėti. Mūsų patogumui, žodžiu, viršui dar uždėtos rodyklės. Valandų vietose yra brailiški taškeliai. Ar seniai žaidžiate šaškėmis? Žinot, man atrodo, kad aš visą laiką moku žaisti šaškėm.
Tikrai taip, tikrai taip. Nes mano tėtė žaisdavo ir žiūrėdavo, kaip jis su draugais žaidžia. Ir tikrai, kiek aš atsimenu, visą laiką mokėjau. Taip man atrodo. Sako, kad 5 metų jau žinojau, ten, kad baltais langeliais nevažinėjama. Ar galėčiau su jumis pažaisti? Nu galima, ko čia nežaisti. Gerai, mano bus baltosios. Čia. O, taip, paėjau. Štai kur jūs einate. Gerai. O aš čia pastumsiu šaškę. Zuikiui didelė garbė žaisti su čempione. Raštą akliesiems išrado Paryžiaus aklųjų instituto mokinys Louis Brailis 1825 metais. Tuo metu jam buvo 16 metų. Dar vaikystėje jis neteko regėjimo. Aklųjų raštui tereikia 6 taškų, iš kurių galima sudaryti 63 įvairias kombinacijas. 6 taškų pakanka, kad galima būtų užrašyti raides, skaičius, skyrybos ženklus, įvairias formulės ir natas. Louis Brailis tapo puikiu mokytoju. Paryžiaus aklųjų institute jis dėstė literatūrą, istoriją, matematiką ir muziką. Brailio abėcėlę lietuvių kalbai pritaikė Pranas Daunys 1927 metais. 6 taškeliai padėjo akliesiems atverti kelią į žinių pasaulį. Tavo akytės nemato saulutės šviesos, bet ausytės girdi garsus, o pirštukai apčiuopia mažus taškučius. Ką taškiukai tau nori pasakyti? Gal tai žodžiai, gal skaičiai, o gal natos? Gal tavo pirščiukai liečia natas, o galvoje jau skamba melodija? Įvyksta stebuklas. Tu supranti, kas parašyta. Tau atsiveria vartai į žinių pasaulį, o žinios tai šviesa. Louis Brailis yra vadinamas šviesos apaštalu. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Šviesa keliauja po pasaulį per žmonių gerus darbus. – 2011 m. lapkričio 28 d. sukako 100 metų, kai gimė žymi lietuvių dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. Po nesėkmingos operacijos, būdama 21 metų, ji apako. Beatričės balsas buvo skaidrus it varpelis. Ją labai mylėjo vaikai ir švelniai vadino muzikos tetule. Pirma akloji dainininkė Lietuvoje, Beatričė Grincevičiūtė, sakydavo: jei man reikėtų pasirinkti akis ar balsą, atiduočiau akis. Esi graži ir nuostabi žvaigždutė, aukštai, aukštai. Švietitų meilė pievoms ir giružėms, švietitų
Dėkoju jums už žaidimą. Buvo labai smagu. O koks čia kamuolys? Opa! Skamba kaip kalėdų varpeliai. Tai golbolo kamuolys. Sporto šaka vadinasi aklųjų riedulys arba golbolas. Lietuvos golbolo rinktinė jau daugiau kaip 20 metų iš aukščiausio lygio varžybų parsiveža aukso medalius, užima prizinės vietas. Dabartinę Lietuvos aklųjų riedulio rinktinę sudaro 6 nariai. Lietuvos neregiai sportininkai – pasaulio čempionai. Mieli žiūrovai, jei apsilankytumėte Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje, tai galėtumėte pažaisti skambančių golbolo kamuoliu, pamatytumėte, kaip atrodo brailio raštu spausdintos knygos, kalbantis laikrodis, sužinotumėte, kaip atrodo aklųjų šaškės ir šachmatai, galėtumėte pavartyti liečiamasias knygeles patiems mažiausiems, kurie dar tik mokosi skaityti brailio raštu. Mėly vaikai ir tėveliai, jei pamatysite, kad nematantis žmogus stotelėje laukia autobuso ar nori pereiti gatvę, prieikite prie jo ir paprastai, mandagiai paklauskite: atsiprašau, gal galėčiau jums padėti? Nepraeikite pro šalį, ištieskite neregiui pagalbos ranką. Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su meile. Iki kito susitikimo, vaikai. Sudie.